motociklo. Ruošiamės startui. 5 sekundės. Svarbus startas. Savo vėliavėlės juodinsa. Trečias vyriausiai iš Latvijos. Specialistas Vitalijus Ovčinikovas. Jis taip pat gerus rezultatus rodė per bandomosius tėvus. Pirma kliūtis. Betoniniai. Toliau padangos. Žiūrim kaip padangos. Labai gerai. Juda labai gerai. Hobi klasė. Juda Vitalijus Ovčinikovas. Latvija. Jau matot. Kiti stringa. Kitiem dalyviam yra galimybė važiuoti iš kairės. Kas nesutinka važiuoti per padangas? Štai Vitalijus, pirmas, 55 numeris. Paskui jį važiuoja Ivanovas, 3-6. Simonas antras važiuoja iš Lietuvos. Taip, trečia vieta, 74 numeris, Audrius Orlikas. Paskui jį važiuoja Artūras Merkus. Štai Jokūbas Juška. Taip, Jokūbai. Ir galiausiai atvažiuoja Maksimai su geltonu motociklu. Kliūtis, karšta. Šiandien karšta. Ir mūsų paskutinis jauniausias dalyvis Karolis Šimkus su trialiniu motociklu. Tai pirmas ratas įveiktas. Žiūrėkit, pasikeitė poziciją. Vėl pirmauja lietuvis. Latvis vejasi lietuvį. Pirmas važiuoja Simonas Ivanovas. Vitalijus jį vejasi. Lietuviai laimi. Stebėkim, jie tolumo įveikinėja padangas. Noriu pagirti Latviją. Jie atvažiavo į šitas bandomasias varžybas pasižiūrėti, kuo mes čia kvėpuojam. Bet Vitalijus minėjo, kad jisai praeitais metais bandė dalyvauti super enduro varžybose Lenkijoje. Jisai labai suinteresuotas. Važiuoja Simonas. Simonai, pablok! Taip, Vitalijus. Simonai, laikykis! Vejasi Vitalijai. Taip. Jie jau tuoj aplenks vieną ratą savo kai kurios konkurentus. Žiūrėkit, kaip gražiai Simonas. Šoka, Simonas, šoka. Labai gerai. Taip, judam. Judam. Vitalijus dar nepavijęs Simoną. Mūsų Maksimas su geltonu motociklu neįveikė niekaip akmenų. Andrius Orlikai, 34 numeris. Važiuoja per rastus, dabar per padangas. Taip, lietuvis laimi jau su didelė atsitraukimu. Taip. Labai gerai. Visi po truputį judam, taip. Antrą ratą juda jau mūsų lyderiai. Jau trečią ratą įveikinė. Taip, pirmas važiuoja Simonas Ivanovas, antras Vitalijus Ovčinikovas, trečias Audrius Orlikas su Freeride pro mus pravažiuoja. Taip, Audriau, važiuojam. Nu, kad tai Freeride. Nu, kas ketvirtas? Taip, žiūrėjau, Simonas jau padarė, nežinau. Simonai trukdo šiek tiek Karolis. Simonai, laikykis. Labai gerai, Simonas.
Geriau būtų pavaręs normaliai. Technika. Rėmėjų reikia Laurinį tau. O, griuvo. Kas? Vykas sužinojo, ketvirtas važiuoja Karolis Šimkus su trialiniu motociklu, pats jauniausias dalyvis. Taip, mes turime taip, pirmą vietą laiko kol kas Simonas, antrą vietą laiko Latvis Vitalis. O, Simonai! Taip, Simonai! Trečią laiko Audrius Orlikas. Ketvirtą laiko su trialu mūsų jauniausias dalyvis Karolis Šimkus. Karolis, šaunuolis! Šaunuolis, Karoliai! Karolis, kadangi važiuoja su trial motociklu, jam tos kliūtis yra kaip saulėgrąžos. Gerai, judam. Daugiausiai dalyviai, jeigu pastebėjot, stringa saulutėje, tai yra didelė rąstų krūva, išdėliota specifiškai tam, kad dalyviam būtų sunkiau įveikti. Nuovargis daro savo, jūs jaučiat, kad karšta, o mūsų ekspertai ruošiasi savo užvažiavimui. Mes ekspertų klasėje turime 5 dalyvius. Matot baltą vėliavą, tai reiškia, kad liko vienas ratas. Mojuojama balta vėliava, liko vienas ratas. Ar ant stogo mane girdit? Gerai girdit? Taip, dar vienas ratas, paskutinis ratas. Vitalijus bando atsigriebti, 55, važiuoja antras, šuolis. Yra. Taip. Ekspertklasė ruošiasi užvažiavimui. Ekspertklasė, 5 dalyviai. Jau iškeliama lentelė, kad ekspertklasė ruošiasi savo startui. 5 dalyviai. 5 stipriausi dalyviai ekspertklasė ruošiasi savo motociklų. Ir mes turime Simoną! Iškeliam finišo vėliavą! Mojuojama finišo vėliavą! Paplojam Simonui! Lietuva! Šaunuolis! Žiūrime pirmą kliūtį! Betoniniai blokai! Pirma kliūtis! Sekanti padangos! Opa! Klaidos! Vieną paskui kitą! Taip, mes turime priekyje! Tas, kuris svajoja būti pirmas! Tai, ką mes turime priekyje? Kas dabar turi tokią didelę naštą važiuoti pirmas? 351. Tomas Krūgelis! Pirmas, antras Evaldas Kleiva. Trečias Janis Vinters iš Latvijos. Ketvirtas Mykolas Paulavičius. Ir penktas Vytenis Mačerinskas. Dulkių kalnas, nieko nesimato. Stebim dalyvius, atsargiai. Šuoliai. Tomas pirmoje vietoje važiuoja. Krūgelio Tomas. Toma Krūgelė, jisai buvo pajėgiausias treniruotė. Lietuviai laiko pozicijas. Ketvirtas važiuoja Mykolas Paulavičius. Ir penktas važiuoja Vytenis Mačerinskas. Tomai, šaunuolis!
ir motokroso, ir enduro varžybos. Evaldas Pagirta Latvijai. Neužleidžia savo antros pozicijos. Taip, ketvirtas Mykolas. Tomai, laikyk pirmą vietą. Jau aplenkė Latvijos, Janis Vintersas aplenkė. Ir dabar važiuoja antras. Tomai, laikykė. Taip, Janis važiuoja antras. Taip, mes turime Mykolas Pavlovičius. Mačerinską. Dabar gerbimieji, žiūrim, ką turim. Tai vėl Tomas pirmas. Lojendamai. Gerai. Janis Vinters, antrą vietą. Janis Vinters. Evaldas Kleiva, trečias. Šaunuolis. Tomas krenta. Tomas krenta. Tomas krenta. Gerai, dar išlaiko poziciją. Ir Tomai. Tomas įsivežė pirmą poziciją. Tomas vejasi. Atsargiai, atsargiai. Janis Vinters iš Latvijos. Daugkartinis Baltijos čempionas. Janis Vinters atvažiavo iš Latvijos. Jis važiuoja pirmas. Tomas Grundelė. Antras. Mykolas Pavlovičius. Ketvirtas. Trečias pozicijas nesikeitė. Janis Vintersas. Iš trečios pozicijos pradų pirkimo. Iš trečios pozicijos pakyla į pirmą. Tomas Grundelė nenusileidžia. Matosi, laikosi visiškai šalia. To laukiam, kas pirmas važiuoja. Janis Vinters. Tomas Grundelė. Tai vyrai, čia sėkmės reikalas. Čia gali bet kada bet kur nukristi. Tomai, laikykis. Lietuva turi laimėti. Tomas Grundelė neatsilieka. Šitą Evaldas Kleiva. Trečias. Kas nutiko Mykolui? Mykolas nukrito į penktą poziciją. Dabar ketvirtas važiuoja Vytenis Mačerinskas. Janis Vinters. Kažkas nutiko mūsų Tomui. Jis praradė poziciją ir dabar antroji vietoj važiuoja Evaldas Kleiva. Ketvirto pozicijoje važiuoja Vytenis Mačerinskas. Mykolas Pavlovičius. O kas bus per finalus? Finalai bus superfinalas. Dabar aiškina poziciją. Dalyviai aiškinasi tik poziciją. Per finalius važiavimus iškrenta dalyviai, lieka tik po 4. Ir superfinalą važiuoja tik po 4. Janis Vinters. Jau iškeliama balta vėliava. Vyko paskutinis ratas. Paskutinis ratas Janis Vinters. Dėl antros vietos Tomas Grundelė aplenkė Evaldą Kleivą. Antrą vietą neturi atiduoti Tomas. Niekam. Tomas Grundelė antrą vietą. Trečią vietą Evaldas Kleiva. Jie dar važiuos dar vieną ratą. Mojuojama balta vėliava.
Tomas Grutelė, Evaldas Leiva, paskutinis ratas, vėl antros trečios vietos. Mykolas Paulavičius vėl sugrįžo į ketvirtą poziciją. Vytenis Mačelinskas vėl penktas. Turime kovą, pastoviai keičiasi pozicijos. Janis Vingersas buvo šiek tiek užstrigęs, matosi saulutėje, bet artėja link savo finišo. Kvalifikacinio važiavimo, jo finišas jau netrukus. Janis Vingers! Janis! Молодец, Janis! Taip, bet! Jaunuolis, jisai per treniruotės visiškai vienodai gerai važiavo. Nu, Janis palavino slovą. Nu, čia jis norėjo pasakyti susijaudinęs buvo. Nu, aš manau, kad nervas, kaip tai nazivается. Jis norėjo pasakyti, šiek tiek techniškas sklandumas turi su motociklu ir užstringa jam ir kartais įsijungia variklis. Nu, žiūri dabar, ką turim. Simonas Ivanovas vėl pirmas. Antras Vitalijus Ovčinikovas iš Latvijos. Ryga. Vitalijus vejasi Simoną. Antra pozicija Vitalijus. Trečia pozicija Audrius Orlikas. Ir ketvirta pozicija Artūras Narkus. Penkta pozicija Gas vairuotis Maksimas geltonų motociklų. Ir šešta pozicija Karolis Šimkus su trialo motociklu, 14 metų vyrukas. Simonas Ivanovas! Pirmas! Vejasi. Dar noriu pagirti Vitalijus, turi savo trasą prie namų. Jisai pasidarė specialią ekstremalią trasą ir po truputį bando persiorientuoti tik prie ekstremalaus enduro. Jisai atvažiavo į vietą pažiūrėti, ką mes čia darom. O mes štai ką turime, mes turime talentą, Simoną Ivanovą iš Kauno. Net pažintas talentas. Jie dalyvauja varžybose. Čia? Maksimas spaudžia gazą! Maksimas su geltonu motociklu! Maksimas spaudžia gazą! Nu va, mes turime pasikeitimą pozicijose. Dabar trečią vietą užima Artūras Narkus. Nukrito Artūras Narkus. Vėl Audrius Orlikas trečias. Karolis Šimkus atvažiuoja penktas. Karoli Vykis Vyrus. Vykis Karoli, 14 metų jaunuolis su Šerko trialiniu motociklu.
Aplenk Karolį vyrus. Gerai, dabar nedėk. Kitas sprintas. Simonas Ivanovas. Praktiškai, jeigu nebus jokių įvykių, Simonas Ivanovas akivaizdžiai pirmauja. Kur mūsų Vitalijus? Kur mūsų broliukas iš Latvijos? Taip, ne jisai. Jisai. Vitalijus. Taip, trečią poziciją Audrius Orlikas, ketvirtą poziciją Artūras Narkus ir Karolis Šimkus. Tai kas važiuoja pirmas? Jeigu ne Janis Vinters. Nu, va toj vietoj, kur tai prieš tai nukrito, ne, viskas gerai, padangos įveiktos. Visi įveikė padangas, įskyrus Mykolas Paulavičius užgeso. Taip, žiūrim. Janis Vinters. Tomas Grundelė antras. Evaldas Kleiva trečias. Ir nenusileidžia jiems Vytenis Mačerinskas iš Elektrėnų. Vytenis Mačerinskas iš Elektrėnų. Visai šalia gyvenantis vyrukas. Janis Vinters vos nenukrito. Ar viskas gerai, Janis Vinters? Janis Vinters susižalojo koją. Janis Vinters susižalojo koją. Pirmą poziciją važiavęs Janis Vinters laukia greitosios pagalbos. Po paskutinės kliūties jisai netvarkingai nusileido ir susižalojo koją. Varžybos tęsiasi ir Tomas Grundelė. Pirmą poziciją. Evaldas Kleiva antrą poziciją. Ir iš Elektrėnų Vytenis Mačerinskas trečias. Mykolas Paulavičius finišavęs ketvirtas. Dabar važiuoja vėl ketvirtas. Ir ką mes turim? Vėl nenusileido Simonas pozicijas. Nenusileido. Užkirtas Simonui Ivanovui. Ir Vitalijus vėl pirmas. Paskutinis ratas! Paskutinis ratas! Paskutinis ratas! Bojana Baltavėlė! Paskutinis ratas! Jeigu Vitalijus išlaikys poziciją, jis laimės hobby klasėje pirmą vietą. Vitalijus išlaikys. Nu, ką mes turim? Bet Tomas Simonas Ivanovas kovoja dėl pirmos vietos. Bandys atimti iš Vitalijaus.
Nu, žiūrime, ką turime. Vitalijus Simonas. Nu, viskas. Nu, paskutinis kliūčių ruožas. Paskutinis kliūčių ruožas. Saulutė. Niekam nepatinka važiuoti iš pastų padarytą saulutę. Ir kuris pirmas? Kas pirmas? Andrius Navaitis ar Latvis? Atsargiai! Viskas yra Simonas Ivanauskas, paskutinė kliūtis. Ir paskutinė kliūtis. Simonas Ivanauskas! Pavyksta! Vytenis Kačerinskas į antrą ir trečią vietą užiminėja šiuo metu. Žiūrim. Kuris, Mykolas Paulavičius su Domu Grundele dėl trečios vietos. Teisėjai mane baltą lygą. Paskutinis ratas. Domas Grundelė nukrito į ketvirtą poziciją. Visą laiką pirmavęs Domas Grundelė nukrito į ketvirtą poziciją. Mykolas Paulavičius trečioje pozicijoje. Jeigu nieko nenutiks Evaldui Kleivai, šiandien vyksta superfinalo laimėtojas. Evaldas Kleiva važiuoja link savo pirmos vietos superfinalo. Svitas važiuoja mūsų kraštietis iš Elektrėnų Vytenis Kačerinskas. Svajom ir superfinalas. Nu, paskutinis ratas vyrai dėl trečios vietos. Domas Grundelė.